Šių metų tema mūsų buvo pilietiškumas. Projektas, į projektą mes visą laiką kviečiam kūrybinius žmonės ir bandome jungti išvykusius kūrėjus su čia esančiais ir gyvenančiais kūrėjais. Tai sujungti šitų žmonių mąstyseną ir surasti bendrus taškus tame, kas atrodytų skirtinga ir tiek geografinė prasme, tiek patirtinė prasme nebuvo lengva ir nebuvo paprasta. Daug, ilgai galvodavau apie Kupiškio problemas ir tokias skaudančias vietas ir man buvo labai didelė dovana pasidalinti su tuo ir išgirsti žmonių žvilgsnius ir nuomonės iš šono. Lietuvoje trūksta pilietiškumui būtent tos terpės, tai yra tarp šeimos ir valstybės, tai yra mūsų grandies bendruomenės. Grupė turėjo galimybę pavažinėti, kad yra tikrai gražių vietų, kad yra visokiausių gražių iniciatyvų, bet jos labai trumpos, jos neturi jokio atgarsio ir kažkoks didesnis sistemiškas bendravimas taip ir neįvyksta, nors tiek intencijų gerų yra, tiek poreikis yra. Mes žinojom, kad buvo tokių dalykų kaip kvietimas prisidėti ir siūlyti savo idėjas prie aikštės kūrimo, bet vis dar lyg ir nesulaukiama jokio atsako. Tokia problema, kad iniciatyvos kyla kažkokios jaunų žmonių tarpe, sužinojome, kad yra trečiojo amžiaus aktyvus universitetas, bet kažkaip to prijungimo vis dar nėra ir mes manom, kad tai turėtų būti sprendžiama. Norisi tą mažą žmogų, kuris yra mumise visuose, išmokyti būti drąsiu, kad jisai nebijotų eiti ir reikštis, būti iniciatyvesnis, kad jis negalvotų, kad jis nieko negali pakeisti, nes iš tikrųjų jis gali daug ką pakeisti. Tai reikia to pirmo žingsnio, kaip kinai sako, 1000 lyg kelias prasideda nuo pirmo žingsnio, tai norisi, kad žmonės nebijotų kurti, kadangi kūryboje tu išsilaisvini ir taip, ir kaip aš jau minėjau, keiti savo aplinką gyvenamąją, keiti žmonės aplinkui ir tai yra labai pozityvus dalykas, kažkaip tada daug smagiau gyventi. Imkimės atsakomybės už save ir už savo miestą. Atstovaukime save. Girdėjome, žinote, jūs turbūt visi, kad buvo kvietimas teikti idėjas miesto aikštės kūrimui. Iš tikrųjų, paskatinkime vieni kitus, tiesiog pažaiskime tuo, ko aš norėčiau. Kaip aš norėčiau, kad ta aikštė būtų, kas joje turėtų atsispindėti, kaip jinai būtų suprojektuota, kas joje turėtų vykti, kad aš norėčiau ateiti į ją, kad aš norėčiau savo draugą, svečią pasikviesti. Tiek buvo gausų įspūdžių, kad šiandien buvo be galo malonu klijuoti tos įspūdžius, rinkti ir jau dalintis savo rezultatais, savo pasiekimais. Mes čia kelias dienas gvildenome pilietiškumo temą ir bandėme ją priartinti prie Kupiškio, prie tos aplinkos, kurioje mes esame, palikti miestui minčių galbūt mūsų refleksijų, galbūt įspūdžių. Jeigu mes pažiūrėtumėm į dabartinį Vilnių iš viršaus, mes pamatytumėm 3 esminės viešasias erdvės Vilniuje, prie kurių bene labiausiai prisidėjo būtent jūsų krašto herojus Laurynas Gucevičius. Gaunasi trikampis. Tai yra katedra, prezidentūra ir rotušė. Čia tik tai idėja tokia, kad paskatintų jūsų diskusijas, mąstymus dėl savo viešųjų erdvių ir, kaip sakant, sąmoningo pilietinio bendravimo. Aš tai galvoju, kiekvienam kraštui iš tikrųjų reikalingos legendos yra ir tų legendų puoselėjimas. Ir, pavyzdžiui, mums tokie pavyzdį paimsiu, mes važiavome į Atominės dvarą, mus ten labai gražiai sutiko, apvedžiojo, papasakojo legendas apie to dvaro šeimininkus ir mes labai iškybome už tokio dalyko kaip pagrabinės bandelės. Ir susidomėjome, kas tai yra, kas tai per dalykas, o kaip jos valgomas, iš ko jos padarytos. Vienas dalykas mane, kas labai nustebino, tai yra Henriko Rakausko skulptūros ir gal visi kupiškėnai jau yra prie jų įpratę ir jiems tai yra jų dalis. Gal net kartais ir nepastebi, bet man tai buvo mintis, kaip vienas žmogus gali pakeisti miesto vaizdą, kaip jis gali skurti erdves ir kad tai tam nereikia labai daug, iš tikrųjų reikia, sakau, pirmų žingsnių juos žengti ir keisti miestą.
Labai svarbu, kad būtų bent viena vieta, prie kurios kūrimo prisidėtų dauguma, bent kuri kiltų iš bendruomenės ir kuri būtent išlaikytų tą tęstinumo idėją. Ir man tai atrodo nesudėtinga, bet labai svarbu, kad būtų vieta, kur tu žinotum, kad tu gali kiekvieną dieną arba bent jau didžiąją savaitės dalį sutikti žmonių, tik išgerti arbatos ir pasidalinti mintim. Kai Kupiškis yra tokia, palyginus nelabai didelė erdvė, visi viens kitą pažįsta, tai susiburti ir daryti miestą gražesnį, tai kažkaip to labai norisi atvažiavus kitą kartą jau matyti kažkokią tai pokyčius, nueiti kažkur išgerti kavos.